varžybos nebuvo vienas iš geriausių. Visą laiką laikėm kontrolę, tačiau ant galo pratrūkom ir toks rezultatas. Po anų rungtynių iš viso kaip ir labai buvom palaužti, bet galvom šiandien atsigriebsim. Deja, nelabai pavyko, bet tikėsimės Latvijos daugiau laimėti prieš juos nei pralošim čia ir susigrąžintą pranašumą taškų. Atrodė, kad liktai viskas buvo mūsų rankose ir techninė pusė buvo gerai ir užduotis liktai vykdėm, kurias treneris sakė, gal per daug užsiciklindavom ant to, ką reikia daryti, mažiau buvo improvizacijos, leidom gal žaisti jiems būdami labai lėti gynyboje arba puolime, paleidom iš rankų pergalę turbūt paskutinę minutę. Pritrūko daugiausiai drausmės ir nesilaikėm žaidimų plano visas varžybas. To pasiekmė, kaip sakant, ir priešininkai nubaudė pačią paskutinę minutę. Padarėm išvadas po praeitos savaitgalio varžybų, atidirbinėjom tas tokias, taip sakant, standartinės situacijas. Ir šiandien buvo geresnis žaidimas, bet dar iki galo ir nepadarėm visko, ką ruošėmės. Šodien bija, jāsaka, divi spēkos vienādi pretinieki. Spēle, kā redzējāt, bija tāda pa viļņiem, tad viena bija vadībā, tad atkal otri. Un beigās, jāsaka, mums izdevās tomēr to spēli novadīt līdz veiksmīgam rezultātam, uzvarēt. Teiksim, liels paldies pretiniekiem, gan arī visiem atbalstītājiem, mūsu sponsoriem Transact Pro, kas mūs atbalsta Lietuvas šajā čempionātā, turnīrā Top līgā. Līdz ar to mums tiešām prieks šeit spēlēt un ar līdzvērtīgiem pretiniekiem vienmēr patīkam cīnīties.